suprasti, kraujas yra pumpuojamas širdies. Limfa taip pat nedirba. Limfa yra pumpuojama judesio. Todėl šiuolaikinis darbas, stagnacija ofisuose sukelia ir taip pat ir limfos stagnaciją. Limfa svarbi ir imuniniai sistemai, ir jinai taip pat perneša šiukšles, toksinus, organizmo atliekas. Tai ką mums reikia daryti, nors kartą per valandą atsistoti, pajudėti, prasitempti, šiek tiek prasimankštinti. Taip pat kasdienybėje labai svarbus tiesiog judėjimas, ar pabėgioti, ar pasiražyti, pasitampyti, ar padaryti čigongo, jogos, jėgos pratimų, kažkokį sportą, tiesiog judėti, bent pasivaikščioti ir taip būsite sveiki. Taip pat žiemą labai rekomenduoju tokį mikro limfos judėjimą skatinti per pirtelę ir šaltį. Tai pirtelę su vantom, iššokat į šaltį ir keitinėjat. Sėkmės!